Treneri, pralaimėjimas, visada pralaimėjimai liūdina, skaudina, kas mano šiandien nepavyko jūsų komandai. Na, tai be abejo, kai žaidži namuose, tu tikėsi kažko tai daugiau, bet kaip rodo šis sezonas, tai namai mums nepadeda, mes geriau rungtyniavom išvykų. Ir kalbėti apie rungtynės, tai tokios, nežinau net kaip pasakyti. Nesu, aišku, patenkintas taip, kaip žaidėm, bet žaidė taip, kaip tau leidžia varžovas. Mes irgi buvo gana gerai pasiruošę. Atrodė, kad tas vienintelis gali vertis kažką tai lemti. Taip ir buvo. Mes ir prasileidom pirmam kėlinį, bandėm kažką tai keisti antram kėlinį, bet tokių realių progų nesusikūrėm. Taip, auga keletą standartinių situacijų, keletą tokių padavimų visos aikštelę, bet iš to nieko neišpešė. Būdavo anksčiau rungtynių, kuomet susikurdavo daug progų, galbūt tik jų nepavykdavo išnaudoti, bet šiandien jau ir paminėjot, kad galbūt tų situacijų nebuvo tiek daug. Čia varžovų nuopelnas didžiausias, ar galbūt ir jūs kaip nesužaidėte? Tai be abejo, varžovas irgi, jie analizuoja, jie mato, kas žaidžia, kaip žaidžia. Be abejo, tai yra ir varžovo analizė, ir tai, kad to šviežumo tikrai nėra. Neturim to šviežumo, tai kad rotacijos yra, bet sakyčiau, jie šiandien gal šiek tiek šviežesni atrodė po rungtynių, praeitą turą rungtynių. Galbūt tą namų sėkmę pavyks prisijaukinti Valdo Adamkaus stadione? Mes tokie kaip bišis be namų, ką žinau. Aš tikiuosi mes ištempsim gerai iki to rugsėjo, kai jau atsiras mūsų stadionas, tikri mūsų namai. Ir turėdami savo namus, tai be abejo, yra daug maloniau kol kas, mes tik tai čia treniruojamės, aišku, ilgą laiką čia treniruojamės, bet, taip galim vadinti tai mūsų namai, bet iš esmės tai nėra mūsų namai.